Ką sakau, labas rytas jums jau iš Ispanijos, iš Figueres miesto, kur nakvojau. Pirma diena Ispanijoje jau. Rimta važiuosiu link Gironos ir Gironą pravažiuosiu. Maršrutas turėtų baigtis už Gironos. Oras geras, aišku, karšta bus apie 3 laipsnių. Vandens maisto pasipildžiau biškį. Dėl nakvynės irgi išsiaiškinau, tai konsensusas toks, kad jeigu kažkur, kur nemato, kaip ir Vokietijoje, gali iš esmės miegot, bet ne prie akių. Tai kažkur labai nuošaliau. O šiaip daug kas tiesiog renkasi miegot ir šituose hosteliuose, moteliuose, pigiuose viešbučiuose, kaip aš padariau, nes tiesiog už kainą gauni pakankamai gerą, komfortišką nakvynę, pasipildai vandens, išsimiegi gerai ir panašiai, dviratį saugiai pasidedi, tai toks kainos kokybės labai geras santykis. Tai daug kas renkasi tiesiog taip miegot, bet aš žiūrėsiu pagal situaciją. Tai va, o dabar ką, važiuojam. Tai labas vakaras jums jau iš Gironos, kur liksiu tikriausiai ir miegot. Tai ilga istorija trumpai būtų tokia, kad jau apie mėnesį laiko vis kažkokį traškėjimą girdžiu dviračio apačioj ten prie pedalų. Ir nelabai atrišu, kas ten yra, nes tas traškėjimas dingsta, būna jis ten dieną patraška arba pusdienį ir tada 2 dienas nieko, jokio garso. Tai pasitariau ChatGPT žodžiu. Galvau, gal tašės kokios trinasi ir išvadą tokią priėmiau, kad jeigu garsas nestiprėja, jis ne nuolatos traška, tai gal nieko ir nėra, jokios bėdos, tai taip ir palikau. Ir tada vakar lipdamas į Pirėnų tuos kalnus, išgirdau, kad labai jau stipriai traška. Tam traška, braška, viskas, ir galvoju, gal praeis, tai nepraėjo visą dieną. Šiandien rytai atsikėliau, vėl pradėjau važiuoti, nuo pat ryto iki pat galo pratraškėjo. Tai žodžiu, jau prieš įvažiuojant į Gironą, galvoju, reikia užvažiuoti į dviračių parduotuvę arba taisyklą ir pasižiūrėti, gal pasakys, kas ten per garsas, ar ten labai baisu, ar kažkas čia visiškai nieko blogo ir tu pagaliau važiuoti damušt kelionę, nes kas čia 15 dienų beliko. Tai užvažiavau vieną, nieko, sako, neturim laiko, bet čia gali būti daug skirtingų dalykų. Tai gali būti ir guoliai, gali būti ir pedalai, gali būti ir grandinė, žodžiu, bet neturi laiko, važiuok kitur. Tai davažiavau iki centro ir, fainas toks vyrukas į dirbtuvės priėmė, jis ten pažiūrėjo, sako, viskas sistemai, reikia visą sistemą keisti, nes tiesiog nusidėvėjus grandinę, nudėvėjo galinę kasetę, reikia keisti visas žvaigždes ir priekinę žvaigždę, tai žodžiu, gaunasi, kad visą sistemą reikia keisti. Pasisekė, kad jis laiko turi, sutarėm, kad dviratį paliksiu, jis kartu su manim užsakė detalės naujas ir rytoj tas detalės turėtų komponentus gauti iki 10 valandos, o iki 12 turėtų viską jau sudėti, sutvarkyti, tai 12 turėčiau jau turėti savo dviratį. Galvoju, reikia pasidaryti, paskui dar prisiminiau, kad man jau ir Vokietijoje sakė, kad grandiniai jau viskas reikia ieškoti, kas pakeistų, tik tas vyrukas neturėjo laiko. Tada Prancūzijoje, kai padangas keičiau, irgi tą patį sakė, bet irgi laiko neturėjau, ir kažkaip stumiau. Ir nustumiau, ir dabar gavosi taip, kad atėjo laikas jau pakeisti ir ne tik grandinę. Tai, ką darysi, ilga kelionė, 6000 kilometrų nuvažiuota, turbūt daugiau, tai tikrai susidėvėjo. Galėjau prižiūrėti ir geriau, bet, vėl kaip sąlygos leido.
Tai va, tai žodžiu, kad palikau dviratį, tvarko, 200 PM pinigų gaunasi kažkur, nu, tai visai nemaža investicija, sakyčiau. Ir viskas, toks va damidžas. Tai nėra labai didelės bėdos, šiandien nuvažiavau didžiąją dalį, aš sakyčiau, apie 8% viso maršruto, ką planavau, tai liko 3 km. Tai nėra labai baisiai, rytoj damušiu, manau. O šiandien tada jau ką, dabar 6, tai aš čia nuo 4 kokių, tai likusią dienos dalį tiesiog praleisiu Gironai. O rytoj jau tęsiu kelionę su savo dviratezu. Ką, labas rytas, šiandien jau spalio 2 diena, dabar, nežinau, apie 8. Tai kaip sakiau, vakar miegojau jau ne palapiniai, vėl miegojau, ne hostelį šį kartą, o pensionate, nes kaina pigiausia buvo, tai va, tiesiog kambarys, tualeto, dušo, nieko nėra, viskas bendra, tai naktį praleidau čia. Šiaip vieta visai nebloga, centras praktiškai, tai čia dabar rytas, tai judesio nelabai yra, bet graži vieta ir šiaip Ispanijoje, šitose pietų šalyse viskas atidaro tik tais nuo 5, tai vakar net ieškau kur pavalgyti vakare, tai daug restoranų iš viso apie 8 tik atsidaro. Kitas dalykas įdomus yra tas, kad šiaip Girona labai daug dviratininkų susilaukia. Tai vakar ir pizzerijoje, kurioje valgiau, tai žiauriai cool, nes tiesiog įeini į pizzeriją ir marškinėlių visokių pizzerijos pridėta restorane pačiam. Tipo užbrandinta kaip restorano, bet visokios dviratininkų atributikos. Nuo kojinių, kepurių iki, tai pastebėjau, kad daug šiaip tokių vietų yra, žiauriai daug dviratininkų. Ir prie manęs irgi sėdėjo keli vyrukai, kiek iš akcento spėjau, tai iš UK. Tai irgi kalbėjosi, kad va, čia kaip treniruoti šiandien praėjo ir panašiai. Tai supratau, kad atvažiuoja daug žmonių treniruoti su dviračiu. Tai va, tai visai fainai. Vakar irgi sužymėjau kelias kavinės, kur irgi susiję. Tai reikės vieną iš jų ir nueiti. Apie 12 turėtų dviratis būti paruoštas, viskas pakeista. Tai turiu dar apie 4 valandas darbų kažkokių. Be video montavimo nelabai turiu, daiktai sudėti, viskas iš šito pensionato įsikraustyti 11 valandą reikia, tai manau, kad eisiu ten, užkasiu kažką, dar praeisiu pro miestą kelis kartus, tada judėsiu link ten. Ką, pasiėmiau dviratį iš workshopo. Ar matot mano naują kepurkę? Atrodo visiškai dabar kaip grybas iš Super Mario, bet galvojau, iš tos parduotuvės būtinai suvenyrą reikia nusipirkti. Nusipirkau, kad saulė galvos nešviestų ir neprakaituotų. Tai va, žodžiu, tokie reikalai. Pakeitė šitą žvaigždę. Ir paprašiau, kad iš KEM į 3.8 pakeistų, tai biškai lengviau min bus. Pakeitė šitas visas žvaigždės, visą kasetę. Šitas visas žvaigždės, grandinę aišku. Ir stabdžių kaladėlės galinės. Tai va, viską susirašiau, galiu išvažiuoti iš Gironos. Labai patiko Girona. Tai džiaugiuosi, kad čia strigau, o ne kažkokiam kitam kaimelį miestelį. Nes panašu, kad čia dviratininkų rojus beveik. Šitokių dviračių gatvėm pravažiuoja visur dviratininkai su dviratininko aprangom, kavinių pilna. Nu žodžiu, žiauriai smagu, bet reikia važiuoti. Tai šiam planas davažiuoti bent jau iki Barselonos. Geriausiu atveju, jeigu viskas leis, tai pravažiuoti Barceloną ir už Barcelonos šiek tiek jau praleist naktį.
Tai toks planas, gražus oras, viskas gerai, jokių potvinių nieko, tai su nauja sistema ir važiuojam. Ką, grįžau prie jūros, prie Viduržemio jūros. Žiauriai mėlyna, žiauriai graži, kviečia šokti įsimaudyt, bet dar ne dabar. Tai ką, dar liko jaučiu kokį geras 5 km iki Barcelonos, bet kiek matau, tai šitų pajūrio keliu ir važiuosiu, tai visai gerai, man patinka pajūrio keliai, gražu, kalnų daug neturėtų būti, nes kalnus jau pravažiavau, čia po dešinę tik tais bus, tai viskas kaip ir liuks. Tai va, tai bandysiu kažkaip iki Barcelonos davažiuoti, nors ir čia kempingų yra, bet čia dar tik 50 km nuvažiavau. Tai mažokai. Gal prie Barcelonos kažkur, žinau, kad už Barcelonos šiek tiek yra tikrai kempingų, bet gal kažką rasiu ir ten, nes pačioj Barcelonoje tai labai jau sketch, bijau, kad ir dviratį ir mane pavogs. Važiuoju toliau, pietus skanius pavalgiau už 15 eurų, 4 patiekalų. Tai viskas gerai, vandens turiu, visko turiu, kaip sako, šikna pilna. Dviratis remontuotas, telieka tik mint su šypsena. Tai minam. Nu, sveikuoliai. Nedavažiavau šiandien Barcelonos, turbūt esu kokį 20 km gal nuo Barcelonos, gal 30. Kaip ir galėjau davažiuoti, bet nusprendžiau nevažiuoti, nes tiesiog nėra kempingų ir kur apsistot pačioj Barcelonoje. Tai yra arba nuo šitos vietos 3,5 valandos kempingas vienas, arba čia. Čia buvau jau, nežinau, apie 6:30, gal be 27. Tai netiek jau tos dienos šviesos buvo likę, tai nusprendžiau vis dėlto, kad čia tiesiog krisiu, nes šiandien vėlai pradėjau apie 1, tai susivėlinau, tai dėl to mažiau kilometrų nuvažiavau, o ryt jau sutariau su savim, kad anksčiau atsikelsiu, nieko šiandien nevalgysiu vietoj, tiesiog tikriausiai tik pietausiu, pasiekęs Barceloną, užkasiu ir varysiu toliau. Tai va, tai kempingė miegu, šiaip šitas kempingas yra prie pat jūros, tai čia į kairę paėjus, už tos mašinos tiesiog matosi jūra. Šiandien labai apsiniaukę, paskutinės 2 valandas buvo, tai kažkaip atitraukė norą nuo maudymosi, bet sakiau tikrai, ar ryt ar kada įlysiu, kai sąlygos leis. Tai va, jau nosis degus normaliai, tai reiškia, reikės biškį kremą pradėti naudoti. Čia dar mačiau kolegą irgi šalia guli palapiniai, irgi bikepackeris. Dviratis ten kažkur tamsoj stovi, bet jų irgi labai daug prisikrovęs daiktų, nežinau, gal po pasaulį visą važiuoja ar kažkas panašaus, nes ten jau, sakau, aš tiek daiktų ir rūbų neturiu namie, kiek šitas žmogus vežasi, tai, bet gal ir gerai, kiekvienam savo. Manau, kad eisiu dar pasidarysiu kažkokio šilto gėralo, nes labai troškina. Čia privalgiau dešros ir bulkos vėl, nes daugiau nieko nebuvo. Tai pasidarysiu to šilto gėralo,
ką turiu, tai tik kakavos ir viskas, įkalsiu ir eisiu miegot, nes, kaip sakiau, pasižadėjau anksti keltis, išvažiuot, tai reiks pažadą tesėt. Gerai, tada labanakt ir susitiksim rytoj.